Ir dabar turbūt vienintelis klausimas, kuris sukas jūsų galvelėse, koks tas stebuklingas receptas, kuris padėtų išlaikyti egzaminus. Taip? Pasakysiu labai paprastai. To recepto nėra. Jūs privalote ir elgtis taip, kaip visą laiką. Patinka anksti eiti gulti, eikite prieš egzaminus pamiegoti. Patinka mokytis vonioje, mokykitės vonioje. Patinka valgyti daug, riebiai ir gausiai. Nieko valgykite taip, kaip yra. Svarbiausia, niekada nepakeisti savo įpročių. Nes labai paprastas dalykėlis. Mano klasės draugas pirmūnas, 10-tukininkas, jau beveik nebe 5-tukininkas, visą laiką mėgdavo eiti anksčiau miegoti, bet visą laiką sako, paskutinė naktis svarbiausia. Ir kas iš to, ką jūs galvojate? Atsikėlėte 10 minučių, kai prasidėjo egzaminas. Ačiū Dievo, mokykla už 15 minučių, tai vertis, kaip žinot, pusvalandį vėluoti galima. Toliau, praktinis labai toksai patarimas jau dabar turbūt kaip iš mokytojos pusės. Apskelbkit visiems draugams, tėvams, man atrodo, jums tai nerūpi, kada ir koks egzaminas jums vyksta. Ir apkeiskite kontaktus, kad mamytė ir tėvelis turėtų auklėtojos telefoną, o auklėtojų turėtų mamytės ir tėvelio telefoną. Atrodo juokinga, tačiau kągi veikia desperatiškai po mokyklą bėgiodama auklėtoja, kai nėra mokinių egzaminų. Ogi paprasčiausias dalykas skambina tėvams, nes dažniausiai mokinys skuba vėluodamas egzaminą, negali paturėti telefoną. Kiekvienas žmogus ruošiasi egzaminui individualiai, reikia ir mokosi individualiai. Kiekvienas turi savo įpročius, kiekvienas turi savo nuostatas. Ir čia nieko negalima pakeisti. Ir to vienintelio kažkokio recepto, kuris padėtų jums išlaikyti egzaminą, kai galima geriau nėra. Kiekvienas jūs pajėgus gauti tik tiek ir nedaugiau. Deja, tai yra akivaizdi tiesa. Iški visų pirma reikia įvertinti save, savo galimybės ir tose galimybių ribose bandyti save realizuoti. Nes žmogus negali padaryti daugiau, negu jis gali. Tai vat vienas dalykas, tai nedarykite iš jokios tragedijos. Ir jeigu jūs negausit 10-tuką, kurį nusiteikti, gausit 9-tuką, 8-tuką, tai nieko baisaus. Kad ateityje bus dar baisu, tai tarkime. Tai čia dar tik pati pradžia, kad tarkime, jeigu tragediją nereikia daryti. Psichologiškai reikia nuteikti save galimam netgi blogiausiam variantui. Ir vėl iš to neišlaikite egzaminą. Nu ir kas, jūsgi jauni gražūs. Pažiūrėkite į mane. Aš irgi išlaikiau kažkada, gal neišlaikiau kažko. Ir išgyvenau tiek kryžybose dar vaikščiau. Nu, kur gerai. Ne? Tai vat nusiteikit, ruoškite save tam stresui. Aišku, kad egzaminas yra stresas. Aišku, kad egzaminas iš kitos pusės yra loterija. Ir reikia individualiai kiekvienam prieiti, pažinti, visų pirmiausia, paanalizuoti save, pažinti save. Kas jūs esate, ko jūs pasakėte, ko jūs iš savęs norite. Po to surasti prioritetus. O štai jūs pasirinkote valstybinius egzaminus. Kuris jums svarbiausias? Ir trumpai dabar dar norėčiau jums vieną patarimą duoti dėl egzaminų. Iš tikrųjų, kažko geriau palikti neišmoktą, negu kad perlenkt lazdą. Tai šitą žinokit, būtinai reikia pailsėti. Būtinai reikia pailsėti, nes susiduriam ir su tokiais žmonėmis, kurie jau savo nuosprendį pasirašė. Taip, kad būtinai apie tai pagalvokit. Nebandyk pasiekti nieko per paskutinę naktį. Aš bent visada eidavau miegoti 10 valandą ramiai. Kai bus, tai bus, reiškia, ką išmokau, tai išmokau. Reiškia, jeigu įsimiegi, tai žymiai daugiau negu tai, ką tu dar perskaitysi arba išmoksi, nes paprastai naujausi dalykai užblokuoja senesnius dalykus, geriau nusiraminti, nusiteikti, reiškia, tada ten viskas susiguli galvoje ir nueiti įsimiegojus, gerai nusiteikus ir viskas bus gerai, jeigu drąsiai jausitės, kaip sakiau, sakysit viską, ką žinot, reiškia, pasitikėsit savim. Tai to ir linkiu visiems. Aš negeriu jokių valerijonų, nieko, pasitikėti savim ir jeigu tu mokaisi, tai tu ir išlaikysi, aš galvoju. Aš nebuvau pats geriausias mokinys, bet tikrai nesinervavau ar nestresavau ir kiek mokėjau, tiek ir išlaikiau. Gal galėtum ką nors palinkėti ir 12-okam? 12-okam? Nu, krepšininkai ir nekrepšininkai kitais metais galėsit žaisti studentų lygoje, kiti jos palaikyti. Visus metus mokintis tada nereiks gale mokslo metų stresuoti. Gal galėtum ką nors palinkėti 12-okam? Nu ką palinkėti? Sveikatos, kad naktį miegotų, kaip sakant, dieną mokintųsi ir kad per egzaminus nebijotų ir atsimintų viską, ką išmoko. Aš
pabandysiu truputėlį struktūruotai taip ir pasistengsiu kuo trumpiau jūsų čia nevarginti ir pateikti informaciją būtent apie patį egzaminų stresą, truputėlį patarimų šiokių tokių ir apie mokymą. Iš tikrųjų, labai retai kas kalba apie stresą kaip teigiamą dalyką, nes iš dalies truputėlį streso yra reikalinga, nes stresas padeda sukoncentruoti dėmesį, susikaupti ir tada darosi daug paprasčiau ir lengviau spręsti uždavinius. Ir todėl ten nereikia išsigąsti, jeigu truputėlį kažkas kirba viduje, jeigu kažkas yra toks neramumas, bet tai yra natūralu ir tai yra gerai. Tai jums tikrai padės egzaminuose ir tai tiesiog normalus dalykas, nereikia dėl to jaudintis, nereikia gerti jokių vaistų ar panašiai. Ir iš atsakymų išryškėjo irgi dvi grupės – vidinė ir išorinė motyvacija. Vidinė motyvacija tai yra jėga, kuri skatina iš vidaus mus mokytis, pavyzdžiui, domėjimasis tam tikrais dalykais, paties noras tobulėti ir panašiai. O išorinė motyvacija yra būtent tai, kad kažkas pagirtų, kad kažkas kažką duotų. Tai, pavyzdžiui, gali būti, jūs galite galvoti, aš labai stipriai mokysiuos dabar ir po to baigsiu gerai mokyklą. Atestatas yra jums išorinė motyvacija. Kaip atrodytų gal ir keista, nes jūs vis dėlto mokotės, bet jeigu jūs mokotės ne dėl to, kad būtų jums įdomu ir dėl to, kad patinka tas dalykas, tai yra išorinė motyvacija. Ir iš tikrųjų išorinė motyvacija nėra visą laiką labai gerai, nes yra atlikti tyrimai ir kas yra įdomu, kad jeigu, pavyzdžiui, ypač kūrybinėse veiklose, jeigu žmogus pats nežinodamas, kad jam bus kažkas už tai duodama, jis daug mieliau reiškiasi kūrybiškai, kūrė tam tikras, pavyzdžiui, piešinius piešia, jeigu nežino, kad jam bus už tai atlyginta. O jeigu žmogus laukia atlyginimo ir tikisi jo, tai tada tyrimai parodė, kad tiesiog žmogus mažiau kūrybingas yra, tiesiog padaro ir nesistengia. Žino, kad padaryta ir jis kažką gaus, bet ne dėl to, kad jis patobulėtų, kad jis save išreikštų tiesiog. Tai yra, iš tikrųjų, reikia jausti tą ribą tarp tos motyvacijos ir, aišku, visą laiką yra ir vidinė, ir išorinė vyrauja mumyse, tačiau visą laiką yra daug geriau, kai yra vidinė. Ir todėl, iš tikrųjų, geriausia pasistengti mokymąsi patį padaryti savo pačiam įdomu, kaip žaidimą, susimastyti kažką, kad tiesiog jums būtų motyvacija mokytis iš vidaus ir kad tiesiog jums tai patiktų daryti. Tai, kaip buvo jau minėta iš kitų svečių, yra keli mokymosi tipai, tai vizualinis, akustinis ir taktilinis. Vizualinis, kai jūs matote, kas yra, pavyzdžiui, parašyta, nupiešta ir panašiai, tai todėl aš pati asmeniškai besimokydama mielai darausi įvairias schemas, nes man tai paprasčiau atsiminti. Akustinis yra, kai su kitu žmogum, pavyzdžiui, susitinkate ir girdite arba skaitote garsiai ir jūs taip geriau įsimenate. Ir taktilinis, čia gal ne visai egzaminą mokantis, bet iš tikrųjų ir egzaminą jūs liečiate, būtent litos pagalba, jūsų juslėmis visomis ir panašiai. Ir tai iš tikrųjų irgi labai padeda gerai įsiminti. Taip pat yra išskiriami ir keli mokymosi būdai. Galite mokytis individualiai, tai vieni tiesiog naudodamėsi tas visas strategijas, ten piešdami schemas ir panašiai, arba galite mokytis grupėmis. Grupėmis, aišku, nepatartina mokytis paskutinę naktį, paskutinį vakarą ir iš vis paskutinę naktį nereikia mokytis iš tikrųjų, bet mokymasis grupė visą laiką yra gerai. Vien todėl, kad bent jau du žmonės visą laiką apmąstys įvairias pusės tos pačios problemos. Pavyzdžiui, jeigu aš mąstysiu, kad galima šitą problemą išspręsti iš vienos pusės, bet gali būti, kad aš visai net nepagalvosiu apie kitą pusę. Ir kita